Jesteśmy na Litwie na plenerze artystycznym, interdyscyplinarnym, w którym uczestniczą studenci z Polski, z Politechniki Łódzkiej i z Akademii Sztuki z Wilna. The idea was interesting for me as a teacher to work with two teams. For my eyes now, one team with students. Litpol Link, sponsor całego tego wydarzenia, zaprosił studentów po to, żeby się poznali, po to, żeby zobaczyli, jak w innych warunkach można pracować. Moje prace dotyczą oczywiście tematu pleneru, czyli Light Factor. Maluję pejzaże, to co mnie otacza. Aš padariau kelis paveikslus, vieni iš jų yra pagal plenero temą ir padariau dar laisvesnių darbų, kuriuos priderinau prie to, ką aš įprastai darau. Visa, ką aš čia dariau, iš tiesų ir buvo ieškojimas šviesos aplinkoje, o per tą aplinką žvelgimas į save. Tema, visi darbai daugiausiai yra abstrakcijos, tai yra daugiau galbūt jausmai, potyriai ir pačios šviesos pajutimas. I generally did two works, and one was in the lake and other was in the forest. In my opinion, there is something in between the lake and between the forest, between the green and the reflections of water and sky. Próba poszukiwania pewnej ekspresji tego miejsca. Jedni szukają skrótów pewnych, abstrakcyjnych, inni szukają atmosfery, inni z kolei próbują zrobić coś, czego nigdy nie robili do tej pory, eksperymentować. A więc bardzo ciekawe moim zdaniem jest ta różnorodność pracy. New possibilities could be maybe founded here, but someone must look for them. Litpol Link įmonė organizuodama šitą renginį planavo, kad per tokį trumpą laikotarpį studentai atliks darbus, meno kūrinius, kuriuos ir pavyko įgyvendinti, ir pasižiūrėti, kokia informacijos, ta prasme šviesos įtaka gali būti į tą kūrybą, kurią jie padarė. Tai diskusija šiandien apie Lietuvos-Lenkijos santykius. Turim labai gerą pagrindą tam, tai yra Litpol Linkas. Turim kitą labai rimtą pagrindą, tai yra menininkų simpoziumas čia. Šimtus metų Lenkija ir Lietuva gyveno sąjungoje. Konfliktas įvyko tik 20 amžiaus pirmoji pusė dėl Vilniaus. Modernioji Lenkų ir modernioji lietuvių tautinė savimonė, jos susiformavo priešiškumo atmosferoje. Menininkai yra dažniausiai jautrus, drąsesni negu politikai arba šiaip kitų profesijų žmonės. Aš manau, kad menininkai kaip tik labiausiai ir gali išjudinti įsisenėjusius kažkokius stereotipus, surasti žmogiškai bendravimą. Mes džiaugiamės matydami šitos motyvuotus jaunus žmonės, kurie padaro tokius darbus ir per tokį trumpą laiką. Jie matosi, kad ieško gyvenimo prasmės savo darbuose ir tą mums parodo. Tai yra žinia, kurią mes perdodam jaunai kartai, kai projektą verta tikrai didelės abiejų šalių, abiejų tautų savigarbos. Prace, które powstały, są fantastyczne. Widać, że ci młodzi ludzie zintegrowali się i nie ma różnic narodowych, językowych. To są po prostu młodzi ludzie zajmujący się sztuką, którzy tworzą, rozumieją się wzajemnie. Chcąc robić cokolwiek, po prostu należy się spotkać i zaryzykować wspólną pracę. To się udaje.